nuotraukėlę kokią padaryti ir nusifotografuoti su Kalėdų seneliu ir pasišnekučiuoti. Juk yra apie ką, praėjo metai, ar ne, kai nesimatėm. O su tėveliais, mamytėm nesimatėm gerokai seniau. Dabar su jais žaisime žaidimą, o jūs vaikai mokinkitės iš jų. Nes tai žaidimas, kurie tikrai žaidė, būdami maži, dainelę tą dainavo, tikrai moka ir prisimena, bet ar tikrai prisimena? Mano tėčiai, koks yra Lietuvos vaikų himnas? Koks? Ne, kas čia sakė 3 milijonai? Ne 3 milijonai, čia tu gaidelė, arba yra tokios. Taigi, va po visų švenčių, pulsim visi darbus dirbti. Nes šitą tokią pasaką, labai trumputę. Iš pradžių žemėje buvo viskas kitas. Ir padaryti tvarką buvo taip ir paprasta. Nebuvo tiltų į kalnus, takelių į kalnus, tiltų per upelius. Tu norėjai atsisėsti? Darko. Visai žemė nebuvo nei vienas svarbus. Jei kas nors silpnų akių kaip ir aš, tai nieku gyvų nėra sakinių. Jei užsimanėjai miego, nebuvo žemė nei vienos lovos. Jeigu užsinorėjai pažaisti futbolą, gerai, nesurasi ne vieno kamuolio. O jeigu nori vakarienį makaronų įsivirti, nebuvo žemė makaronų, jei gerai pagalvos ir ugnies nebuvo, prikaistume taip pat. Žodžiu, buvo 0, 0, 0, nieko daugiau. Buvo žmonės, ir visi iš jų turėjo pagyventi, kurios mokėjo